Prie Nevėžio susirinko vyrai, kurie mėgsta gaudyti aukšlės. Dar ne visi, bet jau yra. Žavai jau sumaišė viską. Aštuonens. Jau, tai jau. Ar pasidalinsim? Darysimas kitai viską. Vyrai maišo intensyviai. Košė dėl aukšlyčio. Aukšlininkų lygos prezidentas išvažiavo. Valera ieško stebuklingų priedų. Ruošiasi vyrai, ruošiasi. Burtų traukimas. Bėgantis žmogus. Mano trečias Alvydai, ne? Viena valera per 100 gramų. Ką tokie? Po 200. Tai vėl dabar trečias, ne? O aš dar netraukiu. Tai aš tau tokiu. Čia kad nereiktų paskui. Tai jo, gerai, labai gerai. Ką tu nori nuo manęs, kaip taip gali būti? Ką tu? 16. Arba yra, arba nėra. Atidarimas. Pirmas turas tai Nerijus B2, Olegas A3, Izidorius B3, Valera A4, Jonas A2, aš B1, Arūnas B5, Eligijus A5, Antonas A1, Audrius B4. Paskui įsitrauksim antram turui raideles. Pasiruošimui, nueisim prie upės ir pasiruošimui apie valandą. Tai orientaciniai kažkur tai apie pusę 10, šiek tiek be 15-10 turėtume pradėti gaudyti. Ir gaudysim 2,5 valandos. 5 minutės šiandien. 5, gerai. Tai duosiu pagal signalą. 5 minutės šeriam, paskui gaudom 2,5 valandos, bus antras signalas, baigim. Persineš, paskui įsitraukiam iš karto vietoj, kur sektorius, pasakysiu dar kokius burtus reikia. Persinešam, pasidarom pertraukėlę, valandos gal nereiks, mažiau, pusę valandos, matysim pagal situaciją, kad kuo anksčiau pasibaigtų. Jeigu visi pasiruošę, sakom, visi pasiruošę. Jo, pas 3 valandą atvažiuos su torium, su medaliais, su pinigais, matyt. Matyt, to nereikėjo. Arba priekį reikėjo pastatyti, matyt. Dabar dėl platformos kojų. Galinės vandenį. Šiaip Statykit kaip nori, Jonas jau pasakys. Statykit kaip nori, kitaip nepastatysit. Krantinį eina, nieko neišeis. Kaip išeina Gali tvarkyti, kaip nori, man atrodo. Pamatysi, tu priekinius tik tai įkiši, ir tau įsusismes. Galinės laukia, kaip tu nori taip daryti. Galinės abiejas bus laukia. Gerai. Bet vienas kojas turi būti ant kranto, o kas nori, gali visai nestatyti. Pagal situaciją. Dabar pinku tikrinsim. Nemanau, tikrai niekas nepildo, kad čia bereikalo. Matylios irgi niekas neturi. Aš turiu, bet neduosiu. Aš turėjau, bet dabar neturiu. Dabar Antonas klausė dėl ant kabliuko jis jau užsirišęs yra siūlą. Mes naudojam kembrikus. Leidžiam naudoti? Siūlo negali. Pas mane žilka. Ne, nu baltas kembrikas, kalbėjom visą laiką. Ne baltas, bet nematomas. Žilka gali... Tai reikia tik tai priimti sprendimą arba taip, arba ne ir viskas. Čia klausimas labai lengvas. Ką jie dabar perrašinė? Vyksta pasirašymas darbo vietoje. O čia vadėdų darbo vieta. Šiek tiek paruošta. Toliau vyrai ruošia.
O dar toliau, kaip sako, žvejai mėgėjai žvejoja. Gražus Nevėžis. O čia prie Raudondvario tilto ir ančiokų ir žmogus žvejoja nuo polių. Bažnyčiai varpai skamba. O čia va mūsų laukas. Buvo komanda šeriam. Vyrai meta jaukus po truputį. Sėdim, gaudom, bet nepagaunam. Jau praėjo apie valandą, niekas nepagavo nė vienos žuvytės. Kas bus toliau? Sunku pasakyti. Polnai abaldoj. Aukšlės nekimba, o laivelis sau plaukia. Pagriaudėjo, palijo ir vėl puikus oras. Ne saulėta, ne karšta. Va, iš Nemuno į Nevėžį vėl įplaukė kažkoks laivelis. Pirmas turas baigėsi. Liūdnai. Iš visų dalyvių tik 2 pagavo po 1 aukšlę. Ir kaip tik nuskambėjo signalas baigiam, sudėjom meškeres, staigiai į paviršų pakilo aukšlės ir pradėjo šokinėti. Va taip, dabar vyrai ruošiasi antram turui. Aukšlių šokinėjančių nematyti niekur. Kaip bus, jei vėl toks pats turas, tai čia bus pats stebuklingiausias, pačios stebuklingiausios varžybos. Kad dauguma su nuliais. Nors vakar sakė, čia aukšlių buvo visai neblogai. Jau daug metų tu tarnavęs. Gal atrodo tarnavęs. Taip, jau korai gulėt biškį. Man kaip senam dėdu likimas gailestingas.
Pagal burtų kelių gavau tų pačių vietų, kur pirmam turė. Nereikėjo nešuoti amuniciją tampyti. Nors čia man pasisekė. O jei dar aukšlių pagausiu, namo su daina važiuosiu. Vos nepražapsojau, šitokius gražus laivelis su vaikučiais, su mergom. Kaunas yra Kaunas. Va, kokį bangų pavarė. Va. Va, kokie laivai plaukia. Tokiu būdu žmonės ir užsidirba vieną kitą eurą. Jo bangelį kaip reikia. Nenuklausiu telefoną. Aukšlis nekimba. Banga nenuplaus telefono jūsų, ne. Varžybos baigėsi. Ruošiamas šventinis stalas. Kai kam bus biskį džiaugsmo. Antonai, mums reikia Mano kompanionas. Antonai, mums reikia įamžinti. Čia Arūnas, kur ilgai telefonu šneka. Ir paušo į barą. Pastoviai. Įspūdingais laimikiais. Rezultatai įspūdingi. Pradėsim nuo asmeninės įskaitos. Visų nes... Aš galiu pasakyti visus. Aš likau 10, Arūnas Bėgis 9, Eligijus Dautartas 8, Nerijus 7, Jonas 6, Valera 5, Izidorius 4, na ir prizininkai. 3 vieta Audrius Brazauskas. Individualiai. Labai davė papietus. Ypatingai pasižymėjo. Nišinėt laivį. O čia ne klaida? Dabar nesiplauks. Ne klaida? Antonas pirma turėjo būti. Teisybė yra teisybė. Zakon jie zakon, kaip tai sakė. Viskas. Šį kartą Izidorius ne pirmas. Pirmas Olegas Šibeka. Ačiū Žydario, kad leido. Nesimaišėjam. Kaip čia tą suliekti? Keismai. Atsisuk. Aidai tik. Čia 5 liko ŽK. O kur? 4 Salvio Kaunas. Nežinau. 3 vieta vėlgi netradiciškai Lifosa. Netradiciškai. Nusikrovė? Nežinau, nieko nesakė. Tik užgeso viską. Nežinau, su to nieko nebuvo, tik juodas ekranas. Nuo karščio turbūt. Kad nebuvo karšta. Nu, kišeniai buvo karšta. Taip. Šį kartą tradiciškai 2 vilkai. Avo. Jo avelės kažkokią suvalgė. Liposios avelės suvalgė. Nu, kas nuotrauką padaryti? Bet pertelpė svoris to padarys didelis. Pasidarys. Staička. Ačiū. Na ir pirmi. Užuomenai sekantį sezoną. Tai 2A. Antonas Dareika ir Audrius Brazauskas. O tai va. Antonui reikia gauti. O tai va. Tai gaudo. Antonai,
Nepaveš tavo mašiniukas namo. Nusės. 2 litrų variklis. Jau majo. Čia taško va. Skambink žmonai, tegul pirti kūreną ir 100 gramų ruošia. Ir da, kad su vanta turės išplakti. Išsivedė? Išsivedė? Gerai. Bet aš tave nufotkinu, man atrodo. Ne. Ir tada ir nufotkinu. Dabar visą sezono rezultatai. Dabar pradedam. Čia metinis rezultatas. Alga už biletenį man čia. Biletenį gavai jau. Kokį gavai? Nieko negavau. Va gavau. Ant sienos gavai. Taip, antrą Neišmėtė. vietą iškovojo Nerijus Budrys. Avo. Į vėl antrą. Man tas antras Kojos dvi rankos. yra kur tobulėt. Norėjai brendžio. O, brandžiukas. O, dar du. Pala, du. Lauki mane. Tu brendžio, nebus. Čia. Ačiū. Du brandžio. Na ir pirmas, per 3 turus buvęs pirmas Izidrius Unikas. Nėra lygių. Kitais metais Nėra beveik pinigų sąrašų jam. išbraukė. Jam pinigų Kita nėra. lyga. A jam duoda neduoda? Neduom pirmas, tai kam jam pinigai? Где деньги? Вперед? Čia. А вот нет, стула наперед дай. На пропитие. Taip, ir komandiniai rezultatai. Komandinius? Ne, nėra visų rezultatų. Kai suvesiu visus rezultatus, tada įdėsim internetą. 3 vieta. Salmo Kaunas. Galim sudovanot patys. Vienas kitam. Jeigu nenumirs jau tai. Čia ten neklausia. Dar nuotrauką. Ledų. Как бus atmatytas, kupilas. Taip, man. Daugiau atrodo, va tai, mes čia laikom kupieną. Taip, antra vieta Vilkas. Avo. O tie vilkai. Kitaip neišeina. Олежка цветет банкет. Kur tiek medalių? Kovojat ir iškovojat. Kovojom, viską pakovojom. O, žiūrėk. Šaibų. Šaibus gerai. Zakutkai, viską yra. Paspjaudė. Nu. Jums kas liko centai? Svarbu, dar. Ne taip, blogai. Kas sezonas kaip ir baigtas. Padarysim išvadas. Manau, kitą sezoną tokias varžybas reikės organizuoti. Tada pasitarsim, gal reikia pasidaryti kažkokią susitikimo užbaigimą, kažkokią tai pirtelį, gal galima, arba kokį neeilinį turą pasidaryti. Pirtelė labai gerai, aš sutinku. Su neeiliniu turu. O kas pirtelę turi? Antonas turi pirtį. Antonai, tai kaip, pas tave renkame? Jeigu ne, Reikia apsitarti sekančio sezono, kaip ką organizuoti. Galime pas mus. Tiksim, jūs sudalyvavot, darėt tokie šikėliai, galime čia susirinkti. Ir aš, jeigu galima, norėčiau padėkoti Alvydui, kad iš tikrųjų labai viską tvarkingai pats asmeniškai prisėmė, kaip sakoma, atsakomybę ir labai fainai viską apsitvarkė. Dėkui, didelį. atsirašinėti pradėti. Viskas gerai. Gerai.